Martynai, jūs tikriausiai bene geriausiai iš Lietuvos komandos mokite korėjiečių kalbą. Kokių klausimų dažniausiai sulaukite iš korėjiečių? Greičiausiai pirmas klausimas visuomet būna, kur yra ta Lietuva. Tai pradeda ne tiesiog kur, bet ar yra Afrikoje, ar Latino Amerikoje. Vienas iš įdomesnių variantų buvo, kad galvoju, kad mes esame vis dėlto Azijoje ir tenka visiems iš pat pradžių paaiškinti, kad mes nesame nei viena iš šių šalių. Ar domisi būtent kokia kalba kalbama Lietuvoje? Domisi, va tiesiog dabar galvoju, šiandien ar vakar buvo tokia viena įdomi moteriškė, kuri paprašė net užrašyti labą dieną, labas vakaras, labas rytas lietuviškai ir užrašęs po to pasiėjo paklausė, ar jūs Lietuvoje kalbate angliškai. Ir teko nuliūdinti, kad nekalbame, bet jei buvo akise, kodėl rašome latiniškomis raidėmis. Kokią tendenciją pastebite, kokios yra bendro žmonių žinios apie Lietuvą? Apie Lietuvą tokias bendras žinias, sakyčiau, tokios liūdnos. Daugiausiai niekas nieko nežino, nors pasitaiko žmonių, kurie buvę Lietuvoje, žino, kad yra Šiaurės Europa. Ir daugiau mažiau visi žino, kad mes priklausome Tarybų Sąjungai ir esame atsiskyrę, vieni pirmųjų atsiskyrę iš jos. Ar lengva būtent korėjiečiams suprasti, kas yra tie gintaro inkliuzai? Nes kiti kolegos pasakojo, kad jie ne iš karto suvokia, kas tai to dalykas ir jiems gana ilgai tenka aiškinti. Sakyčiau, man atrodo, iš pat pradžių yra tokia problema, kad mūsų paviljonas yra per daug realistinis, tai yra viskas tikra, o visi atėję iš kitų paviljonų pripratę prie skaitmeninio vaizdo, skaitmeninio garso, skaitmeninio vaizdų ir pirmas, ką noriu padaryti, tai pakeisti vaizdą ir tik tai po kurio laiko supranta, kad čia yra tikras akmuo ir reikia užtenka žiūrėti. Bet kiek pastebėjau, daugelis nemažai žmonių žino, kas tai yra gintaras ir kai jau supranta, kad tai yra gintaras, iš karto prasideda kalbos apie gintaro inkliuzus, kad va, čiagi tas gintaras, tas akmuo žymus, kuriame yra užsaugotas, užkonservuotas visos praeities paslaptys. O kaip yra su ta kuriozinė situacija, kuri gana dažnai gydam pasitaiko, kad gintaras reiškia ir kitą, būtent daržovę korėjiečių kalboje? Tai šitą situaciją dažnai pasitaiko ir pasitaikė ir pasitaikys, man atrodo, iki pat galo. Ir dabar esu girdėjęs, dabar atėjo net naujiena, dabar jau išaiškinus, kad pas mus yra gintaras, o ne moliūgas ir negruotis ir niekad net negaminėčiau. Dabar žmonės klausia, kodėl vadinama vienodai, kodėl lietuviškai vadinama vienodai, arba tai tikriausiai vadinasi vienodai, kadangi panašu į tai. Tai ko gero, būna tokių situacijų, kad žmonės galvoja, kad mes atvežėme parodyti būtent moliūgų ekspoziciją kažkokią tai. Pasitaiko neretai, ne tiek neretai, bet dėl to, kad Korėjoje yra toks vienas valgis, kuris gaminamas būtent iš moliūgų ar iš cukinijų ir yra tokia karamelė, kaip būtų keista, jį tikrai panašiai gintarą. O tarkim stebint vaizdus apie Lietuvą, nes kaip žinia, Lietuvos paviljone yra tam tikri gaubtai, per kuriuos galima pamatyti būtent Kuršių neriją, Vilnių, kitus miestus. Ar žmonėms tai yra, kaip sakiau, lengvai suprantama, kas tai yra, ar vis dėlto tenka aiškinti, tarkim, apie Kuršių neriją? Tenka aiškinti beveik apie viską. Man atrodo, vienintelis aiškiausias vaizdas tai yra senamiestis. Visi maždaug supranta, kas yra, gilis viskas aišku. Be Kuršių nereikia kiekvieną kartą reikia pasakyti, kad tai yra ne dykuma, tiesiog kopas. Apie Kryžių kalną, žinoma, iš viso nesuprantamas dalykas, visi galvo, kad jis yra tiesiog paprastos kapinės. Aišku. Dėkuoju už pokalbį.